This interview is part of the History Heard project. The content of this interview may be used for historical research. However, no part of the video itself may be reproduced without the written express permission of an authorized representative of History Heard. Today is July 15, 2010 at 11:10 a.m. This is an interview with Lithuanian poet Justinas Marcinkevičius in Vilnius, Lithuania. He was born on March 10, 1930 in Prienai, Lithuania. Iš čia ir atsirado, taip sakant, ir vadinama jau naujoji emigracija, nors gal dar ir ne emigracija, gal tik tai, taip sakant, trumpesnės ar ilgesnės išvykos ieškoti darbo, duonos, geresnio uždarbio, atlyginimo geresnio. Aš vis dar turiu vilties, kad didelė dalis tų žmonių, kurie dabar sėkmingai verčiasi ir gyvena ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir Anglijoje, sakykime, kitose vakarų valstybėse, kad didelė jų dalis grįž. Nes kaip bežiūrėsi žmogus be vietos, tai vis tiek kažkur. Sakykim, štai labai paprastai. Pavyzdžiui, aš galėjau ne vieną sykį išvažiuoti, ne vieną sykį buvau kalbintas pasilikti, sakykime, vienoje ar kitoje šalyje. Žinoma, čia liko mano vaikai ir visam, liktų mano vaikai ir mano. O aš išvažiuodamas kur nors į užsienį, jau po savaitės imdavau ilgėtis nepaprastai. Norėdavosi glostyti tuos vaikučius kuo greičiau. Ir man jau tik nuvažiuoju, apsisuku ir jau norisi grįžti. Tai matot, todėl, kad man uždarbio man nereikėjo tada. Ir jau uždarbio tokios formos turbūt ir nebuvo dar tada. Taigi aš ir noriu pasakyti, kad vis tiek, aš sapnuoju savo tėviškę, pavyzdžiui. Jau seniai jos nėra, per karą sudegė, bet aš sapnuoju tą peizažą, apylinkės. Sapnuoju, kad aš einu, ariu tai yra. Jūs turbūt neteko matyti, ką reiškia arti žemę. Tai yra arkliais. Tai yra pakinkyta pora arklių į tokį metalinę žagrę, plungą ar kaip pasakyti, kuris jo peilis toks didelis, tartum atpjauna žemės tokį gabalą, o palyčia užverčia, tai yra nedažninis procesas, bet traukia tą arklą, žemė virsta, o pats eini iš paskos ir laikai to arklo rankenas, kad jo neišmestų iš vagos, kad jis nepakryptų kur be reikalo. Tai yra, kad akmuo koks nors, į kurį atsitrenkęs jisai iššoka. Tai eini basas iš paskos. Jeigu žemė lengva, šviežia, nesugulėta dar, laiko nesugulėta, nesudžiūvusi, tai koks tai yra malonumas, eiti basomis paskui arklą. Dar buvau tik paauglys, aš labai anksti pradėjau dirbti žemės darbus. Ir su arklu, ir su dalgiu, ir su kitais žemės ūkiais padargais. Tai aš sapnuoju savo gimnaziją, kuris sudegė Prienuose.
ką nors sapnuoti. Tai ir jums noriu palinkėti, sapnuokit. O šitą tą vasarą, kurią čia dabar praleisit Lietuvoje, tą savo senelių, sakykim, arba savo amžininkų, bendraamžių. O sapnai, žinokit, žmogų parveda arba išveda. Yra žmonių, kurie sapnuoja, kad jis kažkur ten keliauja, kad jam smagu, gero, jisai dairosi aplink, sapnuoja. Ir čia bent jau aš tai sapnuoju tokiais atvejais, kad didžiulė bangla tūžia ir žinau, kad būsiu jos nuplautas, nublokštas nuo kažkokio ten kalnelio. Tai vat, tai norėčiau, kad jūsų sapnai būtų niekieno nevaržomi ir netrukdomi, bet vis dėlto remtųsi, būtų kažkaip kiltų tartum iš šitos žemės, iš lietuvėlės.